Na, dabar sveiki sugrįžę, mėly klausytojai ir žiūrovai, ir tęsime toliau. Na ir antra dalis bus apie būtent rekomenduojamus tyrimus, tyrimų normas, kokie galbūt skiriasi ar ne širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiam pacientui ir apie kalio magnio tyrimų interpretaciją. Tai gal vis tik pradėsiu nuo klausimo, kokie kalio ir magnio kiekio intervalai kraujyje yra laikomi optimaliais pacientams, būtent sergantiems širdies nepakankamumu ar turintiems aritmijų. Kartais aš nesutinku, kai mūsų ligoninėje vertinant kalio analitės tiesiog rekomenduojama norma yra, kad kalio koncentracija būtų ne mažiau kaip 3,5 mmol litre ir nedaugiau kaip 5,5 mmol litre. Aš su tuo kažkaip viduje nelabai sutinku. Ir mano kolegos, man atrodo, yra tos pačios nuomonės. Mes turbūt labai vertinam paprastai. Jeigu pacientas jau serga širdies kraujagyslių liga, tarkim, jam diagnozuota išeminė širdies liga, diagnozuota arterinė hipertenzija, įvairios ritmo sutrikimai, visais tais atvejais turbūt ir moksliniai tyrimai rodo, kad pacientas yra stabilesnis naujų atkryčių nebuvimui, jeigu ta vidutinė kalio koncentracija yra daugiau kaip 4,5 mmol litre. Ir mes vėlgi, jeigu jaučiam iš klinikinės praktikos, jeigu esti kažkiek sumažėjusi kalio koncentracija, tuoj pat pacientui atsiranda vienokie ir kokie simptomai diskomfortas. O jeigu kalbėtume apie tuos iš pažiūros sveikus pacientus, kurie galimai turi galbūt kažkokią savyje slypinčią ligą, kuri neturi kokių klinikinių požymių, tai kardiologai neretai vadina, kad iš pažiūros sveiki, tai tarkim galbūt taip, jiems tos rekomendacijos kalio koncentracijos galėtų būti kiek kitokios, jiems jau pakaktų turbūt, kad atsitiktinio tyrimo metu kalio koncentracija turėtų būti daugiau kaip 4 mmol, ne mažiau kaip 4 mmol litre. Tai reiškia tos dvi ribos, reiškia sergantiems daugiau kaip 4,5, iš pažiūros veikiems daugiau kaip 3 mmol litre. Tai būtų galbūt tie navigacinės rodiklėlės, kuriomis mes turėtume galėti ir naviguoti. Tačiau be abejo, esant tam tikroms aplinkybėms, tarkim, pacientas daugiau išsportavo, yra fizinis aktyvesnis, pateko į atmosferinę karštumo aplinką, kur daugiau galbūt išprakaituoja, netenka tų elektrolitų, natūralu, kad juos jau reikia papildyti ir mes vėlgi sakom, kad kalio toks tyrimas yra dinaminis, kuris galbūt vieną dieną jis esti toks, tačiau pakitus aplinkos aplinkybėms, tai reiškia, jis gali keistis ir mes natūralu tai turėtume labai reaguoti. Tai gal pakalbėkime apie būtent tą netekimą ir labai įdomu, turbūt pacientai, kurie turi širdies kraujagyslių ligų, neretai vartoja diuretikus, kurie taip pat gali sukelti ar ne šitą netekimą. Kaip gal galite apie tai pakomentuoti? Taip, iš tiesų, kodėl mes sakom, kad didesnio kalio koncentracija, daugiau 4,5 mmol litre turėtų būti pacientum, kurie serga širdies kraujagyslių ligomis ir natūralu, kad jie jau vartoja kažkurios medikamentus. Turbūt vėlgi nori apsistoti ties tokiu pagrindiniu ir labiausiai pacientų sergančią ligą, tai arterinė hipertenzija, ir remtis mokslininkų sukauptais įrodymais ir rekomendacijomis. Ir aš kaip minėjau, kad turbūt paskutinės arterinės hipertenzijos nuorodos, jeigu pacientui yra diagnozuotas, jeigu pacientas priskiriamas didelės ar labai didelės širdies kraujagyslių ligų išsivystymos rizikai, jis turi ten 2 laipsnio arterinę hipertenziją, iš esmės jau pradedama skirti gydymas vaistų deriniais, tai yra kelios veikliosios medžiagos savyje, kur kad pacientas būtų lengviau pasiekti tikslinės vertės. Ir viena iš tų sudėtinių veikliųjų medžiagų tai yra tiazidinis diuretikas, tai yra tas vaistų derinys padeda užtikrinti ilgalaikę kontrolę, tačiau visą laiką jis yra lydimas ir nepakankamo ir kalio netekimo iš organizmo. Ir peržiūrėjus turbūt įvairius tyrimus ir įvairius derinius, ar tai būtų hidrochlortiazidinio diuretiko derinys su AKF inhibitoriais, su kalcio kanalų blokatoriais ar kitais deriniais, tai visą laiką mes matysime, kad ta hipokalemijos rizika ilgainiui vartojant šį preparatą atsiranda netgi nuo 3 iki 5 kartų didesnė lyginant su pacientais, kurie, tarkim, nesigydo tais sudėtiniais deriniais. Taigi čia vėlgi viena raudona vėliavėlė galėtų būti tai, jeigu pacientas vartoja tiazidinę molekulę turinčius derinius antihipertenzinėje tabletėje, tai visuomet yra pavojus, kad jam gali būti stebima hipokalemija ir tai ištik ir tiek pacientam, tiek gydytojai rekomenduojama aptarti. Ir turbūt eilė atveju yra, kada pas mus vėlgi, tarkim, pacientas buvo koreguota arterinė hipertenzija, atsirado jam įvairūs permušimai, kiti nusiskundimai ir vertinus kalio koncentraciją, mes kaip taisyklė matom, kad yra kažkiek sumažėjus. Ir visais tais atvejais turbūt natūralu, kad būtina substitucija kalio preparatais, renkantis turbūt prioritetę vaistinius preparatus, kur yra aiški koncentracija, aiški dozė, kad galėtume
kad galėtume labiau atstatyti. Ir jeigu nereaguotume, kas nutiktų, tarkim, mes galėtume pažiūrėti ir patogenetiškai, kad jeigu, tarkim, mes koreguojam arterinę hipertenziją, ilgainiui tai yra sąlygota kalio netekimo, sumažėjusios hipokalemijos. Priminsim, kad hipokalemija sukelia acidozę, acidozė blogina gliukozės apykaitą, netgi kartais pacientui provokuojasi galbūt ir gliukozės apykaitos sutrikimai, taigi tas kalio vertinimas, netgi gydant tokia atrodo paprastą arterinę hipertenziją, taip pat yra be galo svarbus. Kita patologija, kur vėlgi yra labai svarbu ir išimtinai, kuomet mes jau turim patologijas, tarkim širdies nepakankamumas, kur turim gydyti kilpiniais diuretikais, kur jau šiaip sąlygoja tas kilpinis diuretikas kalio netekimas, tai dar turėtume būti budresni kalio netekimai. Ir yra eilė įrodymų, kur, tarkim, buvo lyginta, kaipgi tie pacientai, kuriems gydoma širdies nepakankamumas ir pavyksta išlaikyti reikiamą kalio koncentraciją daugiau kaip 4 mmol/L, sulyginant su pacientais, kurių kalio koncentracija buvo mažesnė, ir visgi pasirodė, kad atokiosios baigtis tiem pacientams, kuriems kalio koncentracija buvo daugiau kaip 4 mmol/L, jeigu vertintume naujų širdies nepakankamumo paūmėjimo atvejus, stacionarizavimus į ligonines, kitas komplikacijas, tai būtent labiau apsaugoti buvo pacientai, kuriems pavyko išlaikyti didesnę nei 4 mmol/L kalio koncentraciją, lyginant su pacientais, kurie buvo linkę į hipokalemiją. Čia norisi paklausti paprasto klausimo. Kalbam apie skaičius kalio, ar ne, kokia turi būti normos, bet koks tas tyrimas turi būti atliktas, gal kad... Taip, paprasčiausiai turbūt jau su kolegomis irgi mes jau juokaujam, kad turbūt bent kuomet pas kardiologą, ypatingai dėl jau paūmėjusio širdies ligos kreipiasi pacientas, kad šalia bendro kraujo tyrimo, šalia įvairių miokardo pažaidos, širdies nepakankamumo markerių atliekamas biocheminis tyrimas ir mes savo vertinimą be kalio magnio išmatavimo kraujo koncentracijų neįsivaizduojame savo tyrimą, nes pirmiausia mūsų akis žiūri, ieško, kokie tie biocheminiai tyrimai, kad juos pirmiausia turėtume stabilizuoti. Taigi tai turbūt rekomenduojame pirmiausia ir atlikti tų svarbiausių kalio magnio tyrimus kraujyje. Kalbėjom, kad hipokalemija sukelia įvairius simptomus, ar negali pasireikšti. Taip pat pasakojot, kad organizmo net visai apykaitai, net ir gliukozės apykaitai turi reikšmės. Tai ar galima būtų naudoti hipokalemiją kaip papildomą kardiovaskulinės rizikos būtent stratifikavimo žymenį? Aš nebijoju, kad ateityje turbūt dar bus vienas iš įrankių, kad pagal hipokalemiją mes galėtume stratifikuoti arba į tą polinkį paciento hipokalemiją galėtume stratifikuoti kardiovaskulinę riziką. Dabar tokių akivaizdžių galbūt įrankių mes neturime, tik pamenu, vienas yra berods Framinghamo atšakos tyrimas, kuriem tiesiog, kadangi tai yra toks populiacinis tyrimas, kuriam vertino pagal pacientų kalio suvartojimo įpročius. Ir vienoje imty buvo vertinama ir lyginami tie pacientai, kurie suvartojo daugiau kaip 3 gramus kalio per dieną, lyginant suvartojusiais mažiaus, arba kurie suvartojo daugiau kaip magnio 320 mg, lyginant su suvartojusiais mažiau. Iš tikrųjų, tiems pacientam ilgalaikį stebėjimo tyrimai rodė, kad nuo iki 20% tiems pacientams buvo mažesnė širdies kraujagyslių ligų išsivystymo rizika. Taigi turbūt byloja, kad pakankamas kalio ir magnio kiekis, jeigu mums pavyksta užtikrinti kasdienybėje, tai yra didelis kardioprotekcinis įrankis ir galimybė. Na, o kokios rekomendacijos Lietuvoje ir pasaulyje aptarsime kitame epizode.